Ir jeigu tu turi hemoglobiną tokį apie apatinę ribą, kaip ir dar normalus, bet, kaip tu sakai, feritinas, laboratorija duoda normą, tarkim, 6 apatinė riba, o pas žmogų 7. Ir sako, neraudonuoja tas atsakymas, viskas norma. Ir pasižiūri, negerai. Tuomet yra pacientų tikrai, kuriuos turiu, sako, jau čia nuo vaikystės ištyrinėtas, tiesiog, tau taip būna ir tau reikia vis laiks nuo laiko tuos geležies kažkokį papildymą iš išorės duoti. Bet jeigu tai yra naujai atsiradęs dalykas, anksčiau visą laiką buvo geras feritinas, hemoglobinas geras, savijauta gera ir staiga pradeda vykti tokie dalykai, visada įkalbinėjau pacientus, nes yra tokių, kurie nenori, bet reikia patikrinti, ar nėra kraujavimo iš žarnyno, tas slapto kraujo testas, endoskopija, ginekologija moteriam, miomos būna tikrai. Celiakija. Ta pati celiakija. Helikobakteris. Būtent ir hematologam parodom, jeigu atmestos tos kitos priežastis. Pagersiu geležies ir pakils, bet tai bus tik sprendimas to skaičiaus, ar ne? Ir ne visada pakyla. Ir ne visada pakyla, bet jeigu mes norim žinoti priežastį ir ją šalinti, tai reikėtų jos paieškoti.